Taip. Sutrišiu ir maišysim. Dabar pilsiu miltus. Čia kažkur turėjau. Nu, tai jau galiu pomulį dirbti. Dar mažai bus. Dabar pasivilgau rankas, kad vanelį neužpyktų, neliptų man prie rankų. Nu ir dabar pats ne pirmas darbas tai rauginimas, o dabar jau kepimas bus. Reikės gerai išminkyti. Čia vadinasi, senovės tai vadino diečka. Dabar vadinasi senoviškai šitą duonkubilį. Taip iš ąžuolo sako. Nežinau. Pamokino močiutė pirmiausia, o paskui mama. Mes augom 4, tai visgi tik tai reikėjo. Anksčiau taigi kokie darbai buvo. Rugis pjaut po dalgę. Viską, nu, aš nuo 10 metų jau aš duoną kepu. Žiūrėsim. Viski reikia jėgos, bet nieko. Sako, senojais aš kai buvau jauna ir kepėm duoną. Tai todėl ir išmokom nuo mamytės. Kepėm duoną, tai sakė, irgi minkiau. Nežinau, kiek aš turėjau metų, gal 10 ar ką. Tai prakaitaigi bėgo. Va, sako, šitaip duoną minkant. Turi prakaitas. Nes rugis pjauni prakaituoji ir duoną minkydamas turi prakaituoti. Tai jo. Nu, va. Ir jau kai išminkai, tai turi būti vienoda tokia. Tai duona buvo dideliai pagarboj. Labai buvo sunkiai uždirbama. Sėdavo rugius, plotai didžiausi, juos reikia nupjauti, juos reikia iškulti, juos reikia, jeigu tu duoną rugių nedažiūrėsi, ar ten tų visokių žolių bus juose, tai ten arpuoja per kelis kartus, kad nebūtų nei žemės, nei nieko. Nu, ir duona šventas dalykas. Jau duonos nemėtysi. Senovė sako, kai va šitaip minka ir va girdėsigi, sako, jau duonutė šneka. Visko prisigalvoja tie seni žmonės, bet jie nebuvo mokyti, bet jie daug ką žinojo ir jų. Mamytė sakydavo, nekalbėkit, duona pati kalba už save. O jūs nekalbėkit, atlikit darbą, peržegnokit duoną ir viskas. Nu tai jau reikia rankas vilgyti, o kai paskui nelimpa prie rankų, tai reiškia. Va, eikš vandenėlį. Dabar kai tik dar reikia. O dabar iškiloji, va taip. Iškiloji, kad čia sausų miltų neliktų. Dabar, kad miltų čia neliktų, reikia juos pašlapyti. O šitaip.
šitaip. Nu ką reikia turėti? Druskos, kmynų. Kmynų ir užmiršau, tau dar dėsiu ant viršų. Kmynų aš dedu, jokio recepto čia nėra. Išrūgimas, kad būtų geras, kad išrūgtų. Va dabar užminkysiu, kad įsikeltų. Ir viskas. Ir pečius, kad būtų iškūrentas kaip reikiant. Viskas, daugiau čia jokio recepto nėra. Kai kas tai deda bulvių, šutintų, man nepatinka, aš nededu, man ten tada ne duona. Pas mane yra green ruginė duona. Green. Tai jokių priemaišų. Mano mamytė amžinatilsį nedėjau niekados. Niekados. Irgi nepatiko, ar nežinau. Kai jau ji gyveno. Nu ir viskas, einam prie pabaigos. Va šitaip, va. Tegu rūksta, tegu kyla. Va šitaip. Dabar mamytė mano taip darė. Dabar žiūrėsit, ką aš darysiu. Vardant Dievo Tėvų, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen. Kilk duonelę. Va šitaip. Viskas. Apgaubysim skarelę ir paliksim ramybėj. Tegu kyla, tegu kyla, tegu kyla. Iškils. Dar kursiu pečių tuoj. Pažiūrėsiu, ar kyla. Tie kraštai tai labai gerai, kai juos palienki, tai matai, kada kyla. Va šitaip. Va šitaip. Tuo kartu viskas. Suprausti rankos, nieko nėra sudėtingo. Ir valgai, tai žinai, kad valgai savo duoną. Nutariau užsikepti duoną. Nuo ko man reikėtų pradėti vis tik tą dalyką daryti? Pasišildyti vandeniu, turėti, kiek tu jos nori turėti tos duonos, nu, kokį, nu, negaliu pasakyti, 3 litrus ar 4 litrus, bet jau tas vanduo turi būti gerokai šiltas. Tai pirmiausia susipili vandenį, tada pili normą miltų ir tada šmaišai. Aš tai dabar jau ir ranką maišau, ir medinį šaukštą turiu tokį ilgą, tai šaukštą nebūtinai ten daug maišyti. Nu ir viskas. Nieko nededi iš pradžių, nieko daugiau. Nu ir šiltai labai reikia laikyti. Šiltai, kaip tas sakė, uždėti labai daug. Ir kad šilta patalpa būtų. Tada jau ji pradeda veikti. Ji pradeda, jau atsikeli iš ryto, jeigu iš vakaro užsimaišai, tai iš ryto atsikeli ir jau pirmiausia ateini, atsidengi ir žiūri, kaip senovė sako, ar jau duona atsėdus. Jeigu duona atsėdus, tai va čia va kaip yra šita, aš senoviškai dietiška, tai jeigu va iki tiek va buvo, daleiskim va iki čia aš užmaišiau. Nu tai jinai ir stovi, tokia išmaišai tą tyriai tokia ir stovi va iki čia, o dabar kai atsikeli, taigi pirmiausia ateini pažiūrėti. Jeigu, kaip senovė sako, jeigu duona nusėdus, nu ir matai, čia lienka prilimpa, suprantat, prie šitos dietiškos. Ir lienka va toks tarpelis ir jau ji nusėda žemyn. Ir va toks tarpelis pasilienka ir jau aš matau, kad jau jinai išrūgus. Tai jau jei jie atsėdus, tai va toks jau rėžiukas ir likęs. Jau reiškia, jau ta duona atsėdus ir jau su ta duona jau tada vėl minkymas prasideda. Vėl viską susidedi, dedi druskos, dedi cukraus, jeigu nori. Jeigu jau labai rūgšti matai, kad bus, tai cukraus galima dėti. Druska, cukrus, kmynai. Nu ir va, kaip ir šiandien minkai. Išminkai, jau dabar va pradės kilti, jau kursiu pečių. Pabandysim patikryti, ar įkaitęs.
Tai dabar, žinokit, visaip daro. Aš jau skanavau ne vienoj vietoj, tai ir tose, formose kepa. Ne lietuviška, ne mūsų duona, formose. Šitaip išimak. Turi būti ant pečio, ant pado duona ir viskas. Va, bus lapai, padėsi, va, yra ližė, ant ližės lapą. Padarysi kepalą, iššluosi pečių, kad neliktų žarijų ir kepi. Ir tada nusistatai, kiek 2 valandas, 2. Matai, pasižiūri ir va. O šitaip dabar. Taip buvo. Tai taip ir aš. Po manim nebus kam kepti. Marčius jau nekepa nieko. Valgau valdišką viską, bet sūnus, kaip atvažiuoja mama ir turi naminės duonos. Taigi sakau, tu nevalgai. Valgau, ką čia dabar kalbi. Ir vienas vežasi, ir kitas vežasi, nors ir dirba. Vat įprato jie ir aš įpratau. Aš jau neturiu duonos, tai einu, jeigu perku, tai batoną. Man duona ten gali būti nežinau kokia. Man nemanau. Viskas. Jeigu ruoši kūčių stalą, tai dabar ir aš kaip įkalta, kaip viniu. Visada pirmutinę nuneši duoną ir paskui plotkelį. Plotkelės, kaip vadina senoviškai. Tai viskas jau turi būti ant stalo. Šitie pagrindė, o paskui jau taigi lenktynės eina. 12 patiekalų, kiek apaštalų ir visko reikia surinkti. Taigi surenki nuo duonos, nuo galkučių, nuo pyragai, šventi pyragai irgi priskaičiuota. Tokios kaimiškos duonos, tai atsipjovė riekutę, jei turi sviesto, užsitepei, arbatos arba kavos ir pavalgai. Ir pavalgai sočiai. Žinai, kad pavalgęs, žinai, kad savo valgai.